Sveiki. Šiandien pakalbėsim biškį apie elektrą. Iš tikrųjų, neseniai, vasaros pradžioje galvojau, ką į kemperį dėsiu. Galvojau inverterį 2000, 2 baterijas. Iš tikrųjų, toks buvo planas, bet visą laiką domėjausi tais powerbankais ir iš tikrųjų atrodė man labai įdomu, kad powerbankas, sakykime, pavyzdžiui, kaip EcoFlow turi viską. Saulės kontrolerį, inverterį, bateriją, viskas viename. Ir aš galvojau ir paskutinę minutę nusprendžiau tokį įsigyti. Iš tikrųjų, grupėse klausinėjau ir šiaip postus skaičiau grupėse, tai žmonės labai skeptiškai nusiteikia prieš powerbankus tokius, bet nusprendžiau vis tiek pats išmėginti. Iš tikrųjų, mano atveju labai neblogai išėjo, nes pas mane kemperyje yra elektros pajungimas iš rozetės į kemperį. Ne išoriniai pusėje, bet vidiniai. Ta prasme, atsidaro vienos durelės kemperyje ir įsikiša laidas viduj. Ir išleidi laidą tada per apačią ir į rozetę. Tai aš tą pasidariau 1,5 metro laidą, įsikišau į kemperį ir įsikišau į saloną. Ir šitą įrenginį turiu po stalu. Tai įkišus jį, įjungus per apsą, visam kemperį, visose rozetėse yra elektra. Šitas iš tikrųjų variantas man labai priimtinas buvo, nes aš nelabai turiu patirties su tais inverteriais, su tais visais dalykais. Ten biškį reikia žinoti, kur kas kaip. Ir kas, mane iš tikrųjų sužavėjo tas dalykas, kad tiesiog atsinešiai, įsidėjai į kemperį ir turi elektrą. Greitai ir paprastai. Tai tas iš tikrųjų buvo viena priežastis, dėl ko šitą įrenginį įsigijau. Bet šiaip iš tikrųjų šitas įrenginys turi apsą, kuris labai gerai veikia. Visas įrenginys atrodo, kad yra padarytas kokybiškai. Apsas veikia visada gerai, aš paskui parodysiu, kaip apsas veikia. O šiaip tai visi žinom rytais, kaip smagu yra atsikelti kažkur prie kažkokio gražaus ežero arba vaizdo ir atsigerti kavos tenai. Aš tai esu tas žmogus, kuris negali susitaikyti su tom kavos nuosėdom. Tai man reikia kavos aparato ir aš iš tikrųjų nusipirkau mažą kavos aparatą, toks mažiukas iš vis tas Nespresso. Ir galvojau, mažiukas čia bus mažai vatų. Čia pasižiūrėjau paskui, kai gavau tą kavos aparatą, 1800 vatų. Čia buvo toks ne visai kemperinis variantas, sakykime, bet kava labai skani yra. O šiaip šitas daiktas turi 1800 vatų inverterį, tai kaip tik tam aparatui. 85 amperų baterija ličio. Ir galima ant jo pajungti 500 vatų saulės. Ir visi tie dalykai viskas yra integruota. Kaip ir minėjau, saulės kontroleris, tiesiog saulę įkiši į galą, tiesiai į panelę ir kraunas. Aš irgi tai paskui parodysiu. Ir dar yra tokia alternatyva krovimo. Šiaip yra kelios alternatyvos, iš tikrųjų ne visos jos yra efektyvios. Yra mašininis 12 voltų pakrovėjas šitam aparatui, kuris krauna 100 vatų greičių, taip maždaug. Nėra labai efektyvus, bet aišku geriau negu nieko. Alternatyva šitam dalykui yra galima nusipirkti iš EcoFlow, kaip jis vadinasi, Alternator Charger. Tai jisai maždaug veikia kaip DC. Tiesiog užvedus variklį įrenginys kraunasi beveik kaip nuo rozetės.
Paskui yra jo saulės panelių, visokių tų variantų, galima paprastas panelės dėti, galima EcoFlow tas išlankstomas dėti. Tos išlankstamos iš EcoFlow, mačiau, jos iš tikrųjų turi daug batų, tai yra labai efektyvu, užima mažai vietos, tiesiog išsivinioji ir jo, bet jos yra brangios. O yra, aišku, turbūt alternatyvų tom paneliam kažkokių, bet čia yra aplamai viską galima pajungti prie jo. Toliau paprastas chargingas iš rozetės. Ir dar yra vienas toks įdomus krovimo būdas, tai EcoFlow turi adapterį elektromobilių stotelėms. Ta prasme, jeigu nėra saulės, jeigu neturi to alternator chargerio ir reikia pasikrauti kažkur, tai turi du variantus. Nuvažiuojat kažkur į kavinę, po stalų pasidedat, įsikišat į rozetę, arba jeigu turit adapterį, važiuojat į EV chargerį ir ten pasikraunat. Jo, o šiaip tai ką, šiaip gal einam pažiūrėti, kaip saulė veikia ant šito aparato. Ir paprasta sena 100 vatų saulės panelė. Pajungsim prie šito ir pažiūrėsim. Biškį yra debesuota šiandien, nėra saulės, bet gal kažką parodys. Kaip ir minėjau, čia viskas yra plug and play. Tais tiesiog standartiniais panelių piškiam. Viskas taip susijungia. O kitas galas išasi į kitą galą. Čia. Rodo 0. Iš tikrųjų, aš vasarą jį buvau pajungęs. Iš tikrųjų, ant tos pačios panelės, šiaip į vidurdienį, taip, į saulę pastačiau panelę ir rodė beveik 100 vatų. Bet ta panelė yra 100 vatų. Tai gal tada šokam, pažiūrėsim, ką šitas aparatas gali. Ir pabandysim su statybiniu fenu. Kišim statybinį feną čia. Statybinis fenas šitas yra 1500 vatų. Įjungiam outputą, ar čia įjungiam. Pilnu pajėgumu. Rodo 21 minutę galima naudoti šitą įrenginį pilnu pajėgumu. Bet yra 58% pakrautas dabar. 1470 vatų rodė. Jį galima daug kur naudoti. Aišku, cemento maišyklės gal neprisijungsit arba su virinimo aparatu, nes šiaip kompiuterių krovimas, baterijų, dronų, kaip namuose, įkišai arba kaip aš kemperį pasijungia, tai rozetę įkišot ir viskas pasikrauna. O mes žinom, kaip kelionėse, pavyzdžiui, svarbu yra turėti droną pakrautą ir taip toliau. Dar ką jisai gali? O gali krauti elektromobilį. Nejaugi iš tikrųjų manėt, kad jis gali krauti elektromobilį. Teoriškai gali, bet iš tikrųjų dėl dviejų priežasčių tai būtų nesąmonė. Tai kad pirma priežastis, čia nebūtų efektyvus krovimas turbūt. Su 1 kW krauti 40 kW bateriją. O antras dalykas, šitie dalykai neturi žeminimo. O kaip žinia, elektromobiliams yra svarbus žeminimas. Bet yra pirkti adapterių, kurie prisijungia iš abiejuose pusėse ir taip turit žeminimą. Tai va. Dabar biškai peržvelgsim apsą. Apsas, kaip sakiau, žiauriai gerai veikia. Niekada nestringa, visada prisijungia. Apsą galima stebėti absoliučiai viską. Time remaining, inputas, outputas, AC, solar. Iš tikrųjų įdomu pažiūrėti visą laiką, kiek solar, pavyzdžiui, gamina. Šiaip man kas labai patinka apie EcoFlow, tai kad gamintojas leidžia pasirinkti, kad neišsikrautų įrenginys ten kiek nori. Nusistatai, šiaip optimaliausias yra 2080,
ličio baterijom, kas esate susidūrę, tai žinot. Jo, nes iš tikrųjų daug gamintojų ir šiaip aplamai ant daug visokių įrenginių neleidžia šitos funkcijos, nes nori, kad naudotum pilnai iki 100% ir pilnai išnaudotum įrenginį ir paskui išmestum. Dar kas patiko, kad yra charging speed galima pasirinkti, galima iki 1200 W krauti. Aš pasidariau 500, nes man nėra būtinybės greitam krovimui. Jo, iš tikrųjų ir update'ų visokių neblogų būna, bet jo, galima homepage stylą pasikeisti. Toks pats apsas visai toks gražus, sakyčiau. Jo. Nu ką, šiaip tai tada visą laiką reikia X-Boost įjungtą turėti, nes čia yra tas, kad jo, duoda pilną galingumą. Tai va, nu ką, šokam tada, pažiūrėsim, kaip tai veikia. Nu va, jis turi ekraną, iš tikrųjų tas ekranas rodo inputą, outputą, kiek laiko liko procentų. Yra 4 USB paprasti ir 2 USB-C po 100 W. Toliau kas yra 4 rozetės, tai paprasta piripurkė įkrovimui. Šitas yra mašininiam, tam 12 V krovimui arba saulės panelės įsikiša. Čia yra iš namų elektrai pajungti. Viršus toks lygus, ganėtinai praktiškas, manau, galima pasidėti kažką. Arba dešrytės gal pasipjausti. Nu va, esmę supratot. Čia nėra labai tobulas sprendimas kemperiui, bet yra labai tobulas sprendimas šiaip keliaujant automobiliu ir palapiniam kažkur į sodą, kokį nors gal, kur nėra elektros, kur galima panelių ant stogo užsidėti ir tiesiog atsivežti iš namų ir naudotis elektrą. Darbe, važiuojant kažkur kavos išsivirti, kažką, visą laiką jis gali būti su jumis. Ir jo šiaip kokybė, kaip ir minėjau, kad apsas, pavyzdžiui, veikia žiauriai gerai. Niekada nestringa niekas niekur. Pats padarimo finišas, tikrai yra malonus, solidus. O šiaip, aišku, bus čia tokių ir nuomonių visokių, kad, kemperiai, aišku, yra tas inverteriai, ten viskas yra pliusas, bet, mano pažįstami, pavyzdžiui, turi inverterį kemperį ir turi vieną rozetę tik tai. Tas yra iš tikrųjų minusas biški. Nes šitas devaisas pajungtas, jisai visuose rozetėse duoda elektrą. Tai čia yra jo pliusas. Šiaip aišku būna tų ir inverterių, kur galima taip pasijungti, kad visam kemperiui būtų elektra. Bet jie yra brangesni. O šiaip ką, bus gal biški piktai nusiteikusių žmonių šito klausimu, bet aš kaip ir sakiau, jeigu nėra didelis noras, didelis poreikis elektrai, tai čia yra tobulas variantas. Aišku, jisai yra biški brangesnis, šiaip dar visi tie bairiukai, jeigu nori ten tą alternator chargerį nusipirks, viskas iš tikrųjų nemažai kainuoja, bet kokybė yra gera iš tikrųjų. Galiu tikrai parekomenduoti nuo savęs. Čia tiesiog buvo man experience'as ir aišku, kad EcoFlow manęs neremia dėl to. Nes tiek followerių turintis žmogus tikrai, kad su juo nesusisieks EcoFlow ir neatsiūs EcoFlow. Bet jo, ir šiaip nebūtinai toks būna ir iš tikrųjų ir kitokių ten tų powerbankų. Ir aš manau, kad visi turėtų daugiau mažiau panašiai veikti. O kas dar? Nieko daugiau iš tikrųjų, tai kaip sakiau, kanalas biški improvins ant kokybės naujam sezone, tai biški pradėjau testuoti kai ką. Iš tikrųjų šitą video filmuoju dabar
fotoaparatu savo darbiniu ir jeigu bus, aišku, kažkokių ten nesufokusuotų vietų kažko, tai aišku, čia šitas tobulės reikalas, bet tiesiog dabar bandau kokybę, žiūriu, kaip kas bus, gal kažką dasipirksiu dar ar kas, ar kaip. Ir jeigu nepafollowinę esat, nepasubscribinę, tai pasubscribinkit, laikiuką uždėkit. Iš tikrųjų, tas labai padeda kanalui, man motivacija atsiranda, iš tikrųjų, kai žmonės. Ir iš tikrųjų labai smagu yra, kai žmonės pakomentuoja ir tu matai, kad žmonės mėgaujasi tavo kontentu. Tai iš tikrųjų tas žiauriai motyvuoja ir iš tikrųjų šitą kanalą aš taip pradėjau, taip, iš tikrųjų spontaniškai visai, bet man pačiam visai patinka kontentą kurti, tai aš jums pažadu, kad to kontento bus visokio ir vloginio ir tikrai dar pakeliausim kažkur su mašina šiemet. Ir laukit kito video. Kas nelaukit. O jeigu turit kažkokių klausimų, tai visada galit pakomentuoti, aš jau atrašau visiems. O galit ir Instagramą parašyti. Tai tada, ką žinau, geros jums rudens. Gero jums rudens. Ir susitiksim kitam videose.